pirmiausia, kad pasitikėjimas savimi turi būti didelis, kad įgula jaustųsi, kad tikrai kapitonas kokį sprendimą priima ir tuo sprendimu jisai turi būti užtikrintas ir įgulai nekelti abejonių, kad tai yra tai, ką jisai daro, kad yra, taip ir turi būti. Be abejo, visos kitos žmoniškos savybės yra ir ryšiai su įgula, kad būtų geras bendravimas. Vėlgi, kad esi kapitonas, tai nereiškia, kad tu turi daug įgaliojimų laidoje, bet tai nereiškia, kad tu esi kažkur tai virš. Tai yra pagarba kitam žmogui. Viena iš didžiausių čia irgi buvo pradžioje, kai tik tai pradėjau dirbti kapitonu dar. Kada iš Klaipėdos uosto reikėjo išplaukti, tada dar su kompanija, aš atsimenu, šnekėjom, kad galbūt neverta plaukti, pasilikti uoste, bet vis tiek buvo nuspręsta, kad reikėtų išplaukti, tai buvo visiškai saugu, bet buvo tai, kad mes išplaukėm vakare, 8 vakare ir iki 8 ryto, kol čia buvo audra, bangavimas, tai mes tikriausiai nuo Klaipėdos nuplaukėm kokį 20 jūrmylių tik tai. Tai jeigu mes būtume išplaukę 8 ryto, praktiškai mes būtume atplaukę į galutinį uostą praktiškai tuo pat metu. Tai buvo tada tikrai tokia viena iš tų didesnių audrų, kiek pamenu, 5-6 metrai banga ir kursą. Problema, kodėl mes tiek netoli nuplaukėm, kad reikėjo nukrypti nuo kurso, kad saugiau būtų, kad nesuptų to laivo labai stipriai, kad būtų vis tik tai ir šioks toks bent jau minimalus komfortas audros sąlygomis ir keleiviams. Na ir be abejo, kad saugumą užtikrinti.